Sveiki visi, sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Šiandieną sveikinamės iš virtuvės. Labai jau senai kažką gaminome, tai metas kažką parodyti, ar ne? Jeigu žiūrėjote mūsų praeitą video, mes buvome moliūgų laukose ir parsivežėme štai šį gražuolį, iš kurio mes šiandieną gaminsime moliūgų pyragą, kuriame nebus miltų ir nebus pridėtinio cukraus. Tai galėsime valgyti šį desertą be jokios sąžinės graužaties. Tai ką, keliaujame į visą procesą. Šiam desertui mums šiandieną reikės žinoma moliūgo, be kurio niekaip neapsieisime. 4 kiaušinių. Aš turiu tokius labai nedidelius kiaušinius. Jeigu jūs turite didelius, tai užtektų ir 3. Vietoj cukraus aš naudosiu datulės. Taip pat mums reikės klevų sirupo. Man jisai be galo skanus, ypač rudenį. Taip pat reikės pusę šaukštelio sodos. Naudosime 200 gramų avižinių dribsnių, kuriuos sumalsime ir tai bus pakaitalas vietoj miltų. Reikės 3 didelių šaukštų grietinės. Čia turiu įsipylusi šaukštelį muskato riešutų ir šaukštelį cinamono. Ir paskutinis ingredientas, ant viršaus papuošiu džiovintais vaisiais ir riešutais, tai yra čia spanguolės, razinos ir kelių rūšių riešutai. Pirma pradėsime nuo moliūgo. Reikia mums jį atsidaryti ir išsimti visą gėrį, kas yra viduje. Svarbiausia tai pirštų nenusipjauti, nes nenoriu sugadinti viso moliūgo, kadangi iš jo darysime dar vieną receptą, kurį pamatysite dar kitame video. Tai noriu gražiai viršų nupjauti. Nors čia kažkaip man nelabai eina. Pasirašiau, kiek man reikės moliūgo, tai įsidėjau tokį nedidelį induką. Ir dabar ką aš darysiu, moliūgą virsiu su datulėmis kokį 20 minučių, kad jisai suminkštėtų ir galėčiau padaryti tokią tyrelę. Prieš viską dedant į puodą datulės aš prasipjaunu ir pažiūriu, ar jos nėra viduje sugedusios, kad nebūtų paskui siurprizų kokių tai. Mano datulės taip pat yra labai didelios. Aš naudosiu kokias 6. Jeigu jūs turite mažesnės datulės, naudokite daugiau. Mano yra tokia kaip nykštys dydžio, galiu pasakyti, kitos netgi truputį didesnės. Tai persipjaunam. Atrodo viskas gerai. Kauliuką išimame, nereikės mums. Ir viską dabar dedame į puodą. Užpilame verdančių vandeniu ir virsime 20 minučių, kol viskas suminkštės. Kol čia viskas verda, keliaujame susimalti avižinius dribsnius ir išsiplakti kiaušinius. Paruošti miltai atrodo štai taip. Nepasakysite, kad naudojame kažką labai jau nesveiko, ar ne? Visuomet galime keisti, tik reikia truputį įdėti daugiau išradingumo. O dabar laikas išsiplakti kiaušinius su klevų sirupu. Įpilsiu aš kokius 4 šaukštus. 2, 3 ir dar 1, 4. Plaksime tol, kol masė pasidarys puri. Plaktas kiaušinis su klevų sirupu atrodo štai taip, putojantis, padaugėjo 2 ar netgi 3. Dabar belieka į grietinę įdėti pusę šaukštelio sodos. Užteks tiek, kad mūsų pyragaitis šiek tiek pakiltų, nenorime valgyti subliuškusio ar ne. Ir grietinė taip pat turėtų duoti tokį purumą, minkštumą.
Išmaišome viską ir paliekame dabar truputį į šalį. Moliūgas su datulėmis išvirė, suminkštėjo, dabar galime jau išjungti, nupilti skystį ir viską sumalti iki purios vientisos tyrelės. Obuolių tyrelė paruošta, dar garuoja. Atrodo tokia kaip uogienė. Ir pagaliau laikas dabar atėjo viską sudėti į vieną. Tai beriame maltus savo avižinius dribsnius. Dedame prieskonius, muskato riešutą ir cinamoną. Taip, viską išmaišome. Įdedame grietinę. Dar sykį išmaišome. Reikėtų jau mentelės dabar. Ir sukratome savo moliūgus. Viską dar sykį gerai išmaišome. Gavosi tokia gan skystoka tešla. Jeigu galvojate, kad jums per skysta, galite įdėti dar daugiau dribsnių, bet manau, kad turėtų viskas sustingti ir iškepti labai gerai su tokia konsistencija. Tai ką, ruošime blėkas ir dėsime į kaitintą orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros. Ir dedame dabar jau savo turimą tešlą. Nežinau, ar man čia reikės 2 indukų, greičiausiai, kad užteks vieno iš tiesų. Be reikalo pasiruošiau antrą. Manau, tilps viskas į vieną. Taip, viskas tilpo labai gražiai į vieną skardą. Gražiai paskirstome tolygiai. Uždedu dabar uogas ant viršaus. Ir bus mūsų pyragaitis pasiruošęs keliauti į orkaitę. Uogų galite dėti kiek norite, galite net į vidų įdėti iš tiesų, jei norite. Aš dedu taip dėl grožio ir spanguolės man duoda dar taip pat tokį ekstra papildomą skonį. Štai taip atrodo. Keliauja mūsų pyragaitis į orkaitę ir jau paliekame viską 30 minučių ar 3-5. Statome laiką. Oi, krenta, nekepsim nenoriu. Užstatykime dabar 30 minučių ir paskui žiūrėsime, kaip kas gaunasi. Orkaitė šaukia jau, kad pyragas iškepė. Pažiūrėkime, kas viduje. Ogi štai gražuolis iškilo ir aš dabar jį paliksiu orkaitėje, kad truputį atvėstų. Laikas imti mūsų pyragaitį lauku. Atvėso šiek tiek. Ogytės atrodo skaniai apkepė su riešutais. Ir dabar pjausime, žiūrėsime, kas čia mums gavosi. Atrodo tikrai labai gardžiai. Pakilo šiek tiek pyragaitis. Na ką, pjaunom ir einam ragauti. Pasiruošęs ragauti? Bandom. Susidūkim, kas skanesnis būtų. Žiūrėsim. Ragaujam. Kaip tau? Manau, norėtųsi, kai jisai visiškai atšaltų. Tada jisai sustingtų labiau. Bet taip, iš tiesų cukraus tikrai netrūksta. Atrodo saldus. Galvoju, spėk, ar dėjau cukraus, ar nedėjau? Ne, nedėjau. Spėk, ką dėjau? Nežinau. Bet ar tau saldu? Užtenka. Pakankamai. Toksai rudeniškas, sveikesnis desertas.
Nežinau, man skanu, man patinka tokie desertai, jau tai kaip tau? Visai neblogai, iš tikrųjų. Pyragaitis išėjo tikrai visai nieko, tai ką rekomenduoju ir jums pabandyti ir parašykite komentaruose, ar jums patiko ar ne. Ir pasidalinkite, kaip jums išėjo jį padaryti. Ir dar nepaminėjau, kad pažiūrėkite su pagaliuku prieš išimant, ar jisai iškepė ar ne. Ir manau, palaukite, kol jisai galutinai atvės ir tada ragaukite. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote šį video ir iki kitų kartų. Laukite daugiau receptų.